Grįžtame į studiją ir Erasmus koordinatorės Kristinos Bilinskaitės paprašysim papasakoti apie praktikų atlikimų pasirinkimą, kaip geografiškai atrodo galimybės. Labą dieną. Pagal Erasmus programą studentams yra atvira visa Europa. Marijampolės kolegijos studentai paprastai praktikas, kadangi tai yra vasaros metu, jie renkasi dvi kryptis. Tai yra pietų kryptis ir šiais metais atsidariusi nauja šiaurės, tai yra Norvegija. Na ir daugeliui turbūt Lanzarotė, Sevilija, Rodos sala, Halkidiki skamba kaip atostogų vietos, tačiau čia mūsų studentai atlieka praktiką šiuo metu. Su studijas baigusiais vaikinais kalbėjome apie jų baigiamąją praktiką atliekamą Norvegijoje. Ar galimos tik baigiamusios praktikos užsienyje? Ne, čia turbūt vienas iš studentų jau gal buvo minėjęs, kad netgi po pirmo kurso studentam yra privalu pabaigti pirmą kursą ir tada jau jie gali pretenduoti į Erasmus praktiką. Kalbinti vaikinai atlikinėjantys baigiamą praktiką Norvegijoje baigė žemės ūkio technologijų studijas. Ar aš teisingai suprantu, kad ir kitų fakultetų studentai turi galimybę rinktis praktiką užsienyje? Taip, tai yra nepriklausomai nuo specialybės, visi gali pretenduoti būtent praktikoms. Marijampolės kolegijos tarptautinių studijų ryšių skyriaus vadovės Rasos Zygmantaitės atlydėjusios absolventus pas mus norėtume paprašyti trumpai apžvelgti besibaigiančius mokslo metus. Iš tiesų, kiek pamenu, laidas apie Marijampolės kolegiją pradėjome šių mokslo metų pradžioje, kalbėdami apie kolegijos tarptautiškumą, jo perspektyvas, apie studentų ir dėstytojų galimybės stažuotis užsienyje, kažkiek tai laiko studijuoti arba dėstyti dėstytojams. Na ir galima dabar tikrai pasidžiaugti, kad rezultatai yra labai neblogi. Netgi geri, sakyčiau. Va, kaip rodo šių 4 jaunuolių pavyzdys, jie sėkmingai baigė studijas, kolegija sudarė jiems galimybę atlikti praktiką baigiamąją Norvegijoje. Na ir darbdaviui paprašius, jie gali pasilikti ilgiau atlikti taip vadinamąją absolvento praktiką, tai yra jau jaunas žmogus baigęs aukštąją mokyklą, taip pat gauna finansavimą ir ten atlieka savo profesinę praktiką užsienio šalyje. Kadangi tai buvo nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio šitą praktiką tęsis, tai Norvegijos darbdavys sudarė galimybę studentams grįžti. Kaip matot, jie va čia grįžo, apsigynė savo diplominius darbus, kuriuos jau buvo prieš tai parengę. Jie apsigynė buvo katedroje. Tiesiog taip kolegija sudaro studentams tikrai labai lankščiai elgiasi su jų tom praktikom ir sudaro galimybę vienaip ar kitaip išspręsti šitą klausimą. Ko tikitės iš naujų mokslo metų? Na taip, dar ir apskritai, jeigu taip imant apie visą tarptautinę veiklą, tai tikrai gana daug studentų išvažiavo į užsienį stažuotis ir studijuoti ir dar rengiam toliau dar keletą studentų, kurie važiuos į praktikas ir į studijas. Be šitų Erasmus programos mainų mes dar vykdome strateginių partnerysčių projektą. Vienas iš jų toks gana žinomas ir bendruomeniais mėgstamas projektas, kuris tikiuosi tikrai savo laiku parodys gerą rezultatą, tai yra organizacijos mikroklimato gerinimas. Angliškai tai skamba mental well-being, tai lietuviškai mes čia taip keletų variantų jį verčiam, bet jo esmė yra tai, kad iš tikrųjų yra gerinamas organizacijos mikroklimatas, psichologinė aplinka, na ir taip pat suteikiama galimybė padėti vieni kitiems spręsti šiuolaikinės įvairias psichologinės problemas, kurios yra tikrai visiškai kitokios, negu jos buvo, sakykime, prieš 10 ar 20 metų. Va, tai vėlgi šitie tarptautinė veikla įkvėpia mūsų dėstytojus ir lektorius vystyti naujus mokslinius tyrimus. Sakykime, psichologinio mikroklimato šitas projektas įkvėpė socialinio darbo dėstytojų grupę rašyti toliau naują projektą ir kurti klasterį, vykdyti mokslinius tyrimus. Esame įkūrę ten tarptautinį menų klasterį, na ir įvairiausių tokių kitų veiklų. Na, be to dar rengėme projektus kitų metų veikloms ir be to vyko labai didelis pasirengimo darbas tarptautinėms įvažiuojamosioms studijoms. Tai iš tikrųjų reikėjo sukurti visą tokią
bazę, ją atnaujinti, tai kas buvo šiuo metu internete, parengti įvairias sąlygas, įvairius tam tikrus, kaip pasakyti, dokumentų šablonus, kuriais vadovaudamiesi užsienio šalių studentai galėtų kreiptis stojimui pas mus. Turėjome aptarti, kaip juos priimsime, kokias programas dėstysime ir visas tas logistinės detalės, iš tikrųjų, kurios susijusios su naujos kultūros žmonių atėjimu į mūsų bendruomenę. Tai galiu pasidžiaugti, kad jau iš tikrųjų atėjo pirmieji, kadangi tai bus užsienio studentams tai mokamos studijos, tai jau atėjo pirmieji pervedimai naujiems studentams. Dar neaišku, kiek jų bus, bet tokia pradžia jau yra. Tai nauji mokslo metai prasidės su didelėm naujovėm? Be abejo, su didelėm naujovėm ir neaišku, kokiu mastu dar tos tarptautinės studijos išsivystę bus. Labai daug dalykų priklauso tikrai ne nuo mūsų, dėl to, kad tie studentai yra ne iš ES dauguma, tai yra susiję su vizų klausimais, ne visi jie labai lengvai gauna tas vizas, tai yra ilgas procesas. Čia mes bendradarbiaujame su Lietuvos atstovybėmis užsienio šalyse, kurios teikia konsulinės paslaugas. Tai sakykime, studentams iš Afrikos šalių, kaip pavyzdys, yra, kiek pamenu, 2 ambasados, tai yra viena iš jų yra Egipte, kita Pietų Afrikos Respublikoje. Tai iš viso didelio Afrikos kontinento tikrai tie nelabai gal pasiturintys studentai turi 2 galimybės – važiuoti vizos į Lietuvos. Tai Egiptas, visi žinom, kokia ten yra politinė situacija ir tas klimatas toks nestabilus. Pietų Afrikos Respublika vėlgi toli, tai iš tikrųjų yra labai begalė tokių logistinių klausimų, kuriuos mes sprendžiame. Bet kokiu atveju vyksta normalus priėmimas, čia mes kalbėjom tik tai apie tą vieną tarptautinę dalį, bet vyksta normalus paprastas priėmimas į mūsų studentams, Lietuvos studentams į programas, kurias gali jie pasirinkti iš kolegijos siūlomų 14 programų. Tai dabar galiu dar pasakyti tokį dalyką, kad iš tikrųjų visa informacija apie tą stojimą tai yra mūsų tinklalapyje. Viena labai tokia naujovė yra tai, kad studentai gali ne tik tai skaityti dokumentus, bet kaip jaunam žmogui, kurio visas gyvenimas, kaip mes juokaujame, kartais telpa delne, tai yra mobiliam telefone, visa komunikacija ir informacija, tai labai gražiai gali mūsų informaciją rasti tokiam įdomiam interaktyviam video, kuris visiškai neseniai patalpintas mūsų Facebook'e ir tinklalapyje. Aišku, ten nėra parodytos ir demonstruojamos visos programos, bet tai tiesiog yra sudaromas bendras vaizdas ir gali studentai pasižiūrėti, kokios yra galimybės. Tai visus labai kviečiu pasižiūrėti tą filmuką. Vadovė papasakojo apie atvykstančius užsieniečius studijuoti Marijampolės kolegijoje. Tad Kristinos norisi paklausti apie Marijampolės kolegijos studentų galimybės studijuoti užsienyje. Kadangi kolegija yra orientuota į praktikas ir studentai daugiausia išvyksta praktikom, tačiau taip pat yra tokios pat lygios galimybės išvykti ir studijoms. Tai kaip ir minėjau, tiek praktikoms, tiek studijoms yra atvira visa Europa. Taip, savaime suprantama, kolegija turi tam tikrus glaudesnius ryšius su universitetais. Labai norime taip pat pasidžiaugti ir Marijampolės savivaldybės parodytą iniciatyvą su Bergisch Gladbacho aukštąja mokykla. Čia savivaldybių susitarimu yra paskirtos 2 stipendijos mūsų studentams, todėl jau mes dabar ir ruošiame dokumentus vienai studentei išvykti, kartu paraleliai su kitais studentais į kitus užsienio universitetus. Artėja tas metas, kai moksleiviai pateikinės dokumentus studijoms. Ar kolegija jau pasirengusi priimti naujosius studentus? Taip, iš tikrųjų jau pats dokumentų priėmimas prasidėjo. Marijampolės kolegijoje, kaip ir kiekvienais metais, vyksta tas vadinamasis LAMA BPO, tai yra Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, tokia yra įsteigta, kaip žinote, asociacija. Taigi per jos būdu priimami
pareiškimą įstoti į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas ir todėl studentai gali pateikti savo dokumentus, stoti į bet kurią Lietuvos aukštąją mokyklą Marijampolės kolegijoje. Na, ką norėčiau šiandien tiesiog priminti, kad kadangi Marijampolės kolegija rengia priėmimą į tam tikras švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, tai yra ikimokyklinis ugdymas ir šokio pedagogika, tai jų priėmimas yra tam tikras toks specifinis. Šių studijų krypčių studentai turi laikyti tokį vadinamą motyvacinį testą. Tas motyvacinis testas yra prie visų kitų dar priėmimo sąlygose nurodytų reikalavimų. Taigi, pildant prašymą į LAMA BPO, reikia kartu registruotis į motyvacinio testo laikymui. Na ir Marijampolės kolegija organizuoja tokį nuvežimą Marijampolės kolegijos transportu studentus, kurie pasirenka, reiškiasi, studijas Marijampolės kolegija šių krypčių studijas, vykti, laikyti šį testą, nes jis vykdomas tam tikrose vietose, tai šiuo atveju Kaune, kurie nori vykti, bus sudaryta galimybė birželio 26 dieną vykti. Visa informacija yra internete, iš tikro labai aiškiai ten stojantiesiems ta informacija išdėstyta, tik tai tiek galiu priminti, kad į šokio pedagogikos ir į ikimokyklinio ugdymo programas tie, kas stoja, tai jie galės kartu su visais važiuoti laikyti motyvacinį testą birželio 26 dieną. Tas testas, tas toks specifinis priėjimas vykdomas nuo birželio 19 iki Liepos 8. Paskui, aišku, dar bus visi papildomi priėmimai, visos sąlygos yra tikrai išdėstytos ir terminai kolegijos tinklalapyje, ir, kaip sakiau, dar yra filmukas, kurį kviečiame pasižiūrėti. Dėkui už pašnekesį. Noriu priminti, kad visi besidomintys studijomis Marijampolės kolegijoje apsilankę kolegijos puslapyje marko.lt su studijų galimybėmis ir veikla gali susipažinti interaktyviame video. Ten pat rasite ir visą informaciją apie studijų programas bei įstojimo sąlygas. Iki kitų susitikimų.